Labas vakaras, bičiuliai, elektroninės šokių muzikos entuziastai, elektroninės šokių muzikos mylėtojai, išskusta paausiai, platforma bačiai, visi pūstas triukiai, elektroninės šokių muzikos gurmanai. Su jumis eteryje laida Techno Mercado. Šiandien mes klausysimės be abejo miksų, kitaip ir turbūt negali būti. Eteryje skamba kūrinys, kuris buvo sumasterintas 1995 metais Berlyne. Intensyvus kūrinys be abejo. Bičiuliai, jeigu norisi pajudėti, pašokti, tą padarykite, be abejo, nesivaržykite. Gurkštelkite skysčių. Bičiuliai, dabar kaip tik yra pauzelė, tai yra puikus laikas atsigaivinti, susigrąžinti šokyje prarastus elektrolitus, atsistatyti, kad vėl padai judėtų ir būtų galima, bičiuliai, pasipurtyti šokio muzikos aikštelėje. Mėly draugai, bičiuliai, šiek tiek istorijos. Šis kūrinys pirmą kartą debiutavo 1995 metais Berlyno celiuliozės fabrike, kur tuo metu buvo įsikūręs klubas Spritzenstube. Akilesni laidos Techno Mercado klausytojai puikiai pamena, kad būtent Spritzenstubėje rezidavo tokie didžiai kaip Max Schulze, Boris Karlsruhe, Michael Klausa, Hans Zoiba ir kiti. Tuo metu be abejo visi šie rezidentai didžėjavo iš mikšerinių pultų, buvo pasikloję laikraštukų po mikšeriais. Na, o dabar miksuojame kūrinį ir toj lūktelkit sumiksuosim, lūktelkit Selena, štai sumiksavome ir eterėje skamba kūrinys, puikus miksas, sumiksintas prodiuserio Klaus Torsteno, puikiai atliktas kūrinys. Na, o mes, bičiuliai, šokių muzikos gurmanai, mes judame toliau su miksais ir jau sekantis kūrinys kaip praktiškai miksas. Na, o kol eterė skamba miksas, keletas skelbimų. Gintaras iš Lentvario skelbimą rašo, kad parduoda 7 kvadratinius metrus latekso, iš kurio galima pasisiūti lateksinį švarkelį ir patekti į Berghainą. Face kontrolas be problemų. Taip pat yra parduodamos kargo kelnės oranžinės spalvos, gerai matosi prie neono, nesikerta su stroboskopu. Iš Bagaslaviškio gali atsiųsti, siunčia į visą Europą, kolega numerį 24557. Nudrožti, limpantis, riebalingi Techniksai, patefonai Techniks yra pardavime. Techniksus siunčia per siuntų tarnybą, veiksmas visoje Lietuvoje, parduoda Kęstutis. Analoginis kompresorius Dresden, vežame per visą Lietuvą, pristatome iki durų. Kontaktinis asmo Konstantinas, palieka elektroninį paštą bmx@hotmail.com. Platforminiai 42 išmeros batai,
salotinės spalvos, gražus, neištampyti, prisitaiko prie kojos. Galima atvykti į namus, į Architektų gatvę ir pasimatuoti pačiam. Palieka numerį 82545 skambinti galima visą parą. Kontaktinis asmuo Laimontas. Bičiuliai, su jumis laida Techno Mercado. Aš būsiu su jumis maždaug dar kokias 6 minutės. Na, o visi, kurie šiuo metu klausosi šios laidos, jūsų, turėkite omeny, jūsų nėra daug, jūs esate galbūt tik tais koks 7. žmogus, kuris klausos šios laidos. Ir tai yra be abejo labai gerai. Per daug žmonių, jeigu klausytų, būtų jau problemyčių. Per daug žmonių reiškia mainstreamą, reiškia popsą, o mes nenorim būti popsas, mes esame bičiuliai, mes esame bendruomenė, mes esame judėjimas, mes esame revoliucija, mes esame gentrifikacija, mes esame šokių muzikos bendruomenė. Čia ne kokių tai pienburnių susibūrimas, kurie neturi jokio supratimo, kas yra miksas, kas yra Berlyno kultūra. Na, o dabar, bičiuliai, techno muzikos entuziastai, jeigu planuojate sekantį savaitgalį judėti link Berlyno klubo Achtung Brücke, tai kviečiu susipažinti su savaitgalio meniu. Gruzdinti koldūnai 11,50 €, gruzdintos bulvytės 13,99 €, metras alaus 14,50 €, aliejuje išgruzdinti kalmarai 17 €, pulto vanduo 20 €, arbata Roibos už 4 €, žirniai gruzdinti vos 11,40 €, morkų kroketai taipogi už maždaug apie 8 €, o eteryje skamba jau kuris laikas Berlyno rezidentas Gustavas, dažnai reziduojantis klube Achtung Brücke. Iš tiesų legendinis klubas Achtung Brücke, įsikūręs 16 km nuo Berlyno į pietų pusę. Labai sudėtinga jį rasti, klubas garsėja savo face controlo politiką, įleidžia visus tik su tinklinėmis maikutėmis. Jei tu neturi tinklinės maikutės, gali net nebandyti ten patekti. O jeigu turi avalynę, tai būk malonus, būk su mokasinais ant platformų, tokios aukštesnės platformos, kad būtų. Jeigu visą tai turi, tai tada sveikas gyvas, tave priims kaip šeimos nariai, kaip tikrą bendruomenės ląstelę. Na, o bičiuliai, renginių apžvalga artėjančiam savaitgaliui, dėja, renginukų nenusimato. Labai liūdna. Avalinės fabrike nebus. Buvusiam tabako fabrike irgi viskas uždaryta. Uždėtos yra plombos. Renginukų nėra. Buvusioje lustų gamykloje leidimo afteriukui nedavė savivaldybė. Gėda. Na, o daugiau kaip ir ką, nėra kur daugiau reiti. Jeigu fabrikai, jeigu lustų gamykla neveikia, aš neturiu ką pasiūlyti. Bendruomeniai, šokių muzikos ląstelėms. Kad renginys būtų vertas aplankimo, turi būti ir pati lokacija įdomesnė. Mums nerūpi kažkokie paprasti vakarėlių sprendimai. Taigi, promauteriai, vakarėlių organizatoriai, jeigu jūs planuojate įdomesnės koncepcijos vakarėlį arba afteriuką, tarkime,
užtvankos teritorijoje, susisiekite su mumis, mes būtinai pranešime apie jį savo laidoje. Miksas vėl. Jau paskutinis miksas, judame į laidos pabaigą. Na, kas eisit mėgoti, saldžių sapnų, kas eisite paskanauti batono, užsidėję fermentinio sūrio ir įkišę į mikrobanginę, kad sūris išsilydytų. Skanaus. Bičiuliai, gurmanai, palieku jūs paklausyti dar keliolika sekundžių kompozicijos. Gero klausimo, gero mikso.